Nustok tiek kontroliuoti viską! Taip, šitą žinutę, šitas video, jeigu to nematai dabar, tau ir neveltui atsiųsta. Tau šitais, aš siunčiu intenciją, ketinimą, kad žmonės, kurie pamatys šitą video, kontroliuoja savo gyvenimą per daug ir dėl to taip nieks jiems nesisek. Tu esi čia dėl priežasties. Dabar kodėl, sakau, nustok kontroliuoti. Tavo ego nebuvo sukurts žinoti, kaip dalykai įvyks ir stengtis per prievartą kontroliuoti viską, kad tai būtent ir vyktų. Tavo ego yra čia, kad padėtų tau patirti, eiti per patirtį ir prisiminti, kaip dalykai vyko, o ne žinoti, kaip dalykai įvyks. Tam tu turi savo aukštesnį protą, tam tu turi savo aukštesnį aš, tam tu turi savo sielą, tam tu turi savo sielos gidus. Nes jeigu tu gyveni tik iš fizinės realybės, tik fizinis kūnas, kontrolė, viskas bandom čia daryti, aš esu fizinė asmenybė ir kai aš numirštu, daugiau nieko nėra, aš neturiu nieko. Tu gyveni tik kaip pusžmogis. Tu neturi savo pagrindinės dalies, kad tau viską duoda ir viską atsiunčia. Kam esmė ir kodėl aš tą šneku tau? Ir neįtikėtinai svarbu, kad tu pasikliautum tą kontrolę, katra jau yra į tave integruota, katra jau yra tavyje. Leisk savo aukštesniam aš, leisk savo sielai tave vesti. Ir pasitikėk tom 110%. Nes tai yra absoliučiai viskas, ko tau reikia. Pradėk daryti tai, kas tau yra smagu, sek savo aistrą ir pasitikėk savo sielos vedimu. Tu niekur nebėgi, tai ne lenktynės, tai yra maratonas, kurį tu bėgi būtent savo asmeniniu takeliu. Nelygink save su kitais, tu turi visiškai kitokią unikalią gyvenimo misiją, visiškai unikalų gyvenimo kelią. Ir ką tau reikia daryti? Atsipalaiduoti. Ir duoti kontrolę, leisti prie vairo savo sielą. Nes Ana žino viską, Ana yra ant kalno viršūnės, mato kiekvieną takelį, o tu esi šitais čia, šitam labirinte ir tu nežinai, kas yra kairė, tu nežinai, kas yra dešinė. Tai leisk savo aukštesniajam aš ir savo sielai tave vesti ir pamatysi magiją.